45 pamoka Lietuvių liaudies dainos Žvirblytės ir išėjo tėvelis Miežių lankyt. Per šią pamoką susipažinsime su hiperbole ir dar apibrėšime diminutyvus. Pirmiausia, reikia perskaityti dvi dainas, kurios yra analogiškos, tai yra du tos pačios dainos variantai. Pirmasis buvo paskelbtas dar 1825 metais, o antrasis tai paskelbtas vaikų dainų tome 1980 metais. Ir skelbiami net 23 dainų variantai. Dabar kodėl taip atsitinka? Todėl, kad kartais kiekviename regione, netgi kiekviename kaime gali šiek tiek keistis dainos žodžiai, dainos melodija. Na, kažkokie nedideliai ten tie pakitimai, bet jūs galėsite palyginti ir tikrai matosi, kad tai yra ta pati daina. Taigi, Žvirblytis. Išėjo, tėtužis iškūprino, pučkelę prie šono ten dyrino, įstelgęs betupint pavilpino, atlaužė Žvirblytį nubildino, parvežė brolyčiai pargirgždino, įvilko nuo rogių, įčiunčino, nupiešė dukrytės nudulkino, iškepė mamužį, iščirškino, iškepė Žvirblytį, iščirškino, įnešė sesytės įstyrijo, įnešė Žvirblytį įstyrijo, pastatė ant stalo, parėplino, susėdo svetyčiai surioglino, suvalgė Žvirblytį, sutraškino, bevalgant Žvirblytį betraškino, išmokė aluko 2 pusbačkį. Ir antrasis šios dainos variantas išėjo tėvelis Miežių lankyt. Išėjo tėvelis Miežių lankyt, atrado paukštelį miežius lesant, atrado paukštelį miežius lesant, tų gražų paukštelį, tų žvirblalį. Užmušė tėvelis, užpumpino tų mažų paukštelį, tų žvirblalį. Sukinkė braliukas 6 žirgus, parvežė braliukas, parėpino. Parvežė braliukas, parėpino tų gražų paukštelį, tų žvirblalį. Nupiešė sesulės, nudulkino tų gražų paukštelį, tų žvirblalį. Iškepė močiutė, iščirškino tų gražų paukštelį, tų žvirblalį. Suvalgė svotuliai, sutriuškino tų gražų paukštelį, tų žvirblalį. Na ir kaip galite jau suprasti, šių dainų tema tai būtų humoristinės vaikų dainos. Ir kaip jau minėjau, šiuose skelbiamuose variantuose nei vienoje, nei kitoje dainoje nėra publikuoto paskutinio posmo, nes tuose paskutiniuose posmuose tai buvo surėjo žvirblalį išraikčiojo, žvirblelio mėselė išpirščiojo. Turbūt Rėzai pasirodė labai jau nekultūringas tas paskutinis posmelis ir jo tiesiog nepublikavo. Taigi, humoristinės vaikų dainos. Toliau turėtume pakalbėti apie nuotaiką. Ko gero patys pajutote, kad nuotaika labai linksma, džiugi, komiška, norėjusi nusijuokti, smagi. Ir tiesiog labai dažnai vaikai, ką nors žaisdami arba dirbdami nesunkius darbus, pavyzdžiui, ganydami, jie dainuodavo tokias dainas. Noriu priminti, kad labai panašiai daina, panašiai sudėliota daina yra Išėjo tėvelis į mišką, kurią turbūt tikrai kiekvienas mokate. Kompozicija tikrai nėra kažko ypatinga, tiesiog jums reikėtų pastebėti, kad nuo pirmo iki paskutinio posmo iš eilės pasakojami įvykiai. O kadangi daug įvykių, yra ir veikėjų, aišku, tai daina, žinoma, yra epiška, o ne lyriška. Mes žinome, kad lyriškoje dainoje vis dėlto dominuoja jausmai. Čia yra epiška daina. Dabar meninės priemonės. Tikrai skaitydami
šią dainą pastebėsite labai daug vaizdingųjų veiksmažodžių. Tiesiog jūs galite daugiau išrašyti, aš čia parašiau iškūprino, parėplino, bet visas turbūt dainos įdomumas ir yra vaizdingieji veiksmažodžiai ir kita meninė prievolė, nauja jums priemonė, tai hiperbolė. Na, o kas yra hiperbolė? Tai yra vaizduojamojo objekto savybių padidinimas, siekiant ką nors pajuokti, ką nors paauklėti ir gal sugėdinti, gal atkreipti dėmesį. Tiesiog mes puikiai suprantame, kad žvirblis yra labai mažas paukštelis ir negali ten jo taip sunkiai atrasti miežius lesant ir nušovus vos tik tai jį, na, sakykime, užkėlė, na, su 6 žirgais parvežė broliukai, po to didelę puotą iškėlė ir visi privalgė iš to mažo žvirblelio. Tai tikrai visiškai aišku, kad tai yra meninis padidinimas, na, siekiant pajuokauti. Taip pat šioje dainoje gausu deminutyvų ir deminutyvus mes jau žinom, ką jie reiškia, tiesiog apibūdinam, kad tai yra mažybiniai, maloniniai žodžiai. Kartais jie vartojami kaip mažybiniai, na, norėtume pasakyti, kad yra mažas, kartais mes norime pasakyti, kad tai yra malonus, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu sakome tenai, na, kokia uoga, uogelė, tai tikrai būtų labai mažutė, ar ne? O koks nors brolelis, broliukas, nebūtinai gali būti mažas, gali būti ir suaugęs broliukas. Tiesiog norim pasakyti, kad tai yra malonus žmogus. Ir čia būtų tėtužis, pučkelė, žvirblytis, dukrytis, mamužė ir kažkokie kiti panašus žodžiai. Taip pat tose dainose yra daug pasikartojimo. Pavyzdžiui, kiekvienas veiksmas pirmoje eilutėje pakartojamas ir tik tai paskui sakomas naujas veiksmas. Taigi, labai didelę mūsų liaudies dainų dalį sudaro humoristinės vaikų dainos, kuriuose tikrai labai daug meninių priemonių, būtent hiperbolės, vaizdingųjų veiksmažodžių, deminutyvų